Paliekam Liepojos mariną, plauksim į Pavilostą. Tai fainai Liepoja, reikės čia sugrįžti, ko gero dar ne kartą. Miestas smagus. Ir šiaip viskas fainai. Žiūrėsim kaip toliau. Šiandien bus vėjas. Tai bus kažkiek. Matysim kiek. Iš kokios pusės vėjas. Šlindo saulė. Nemaniau, kad bus šiandien. Toks užtrauktas dangus atrodė. Turėtų būti užtraukta, bet iš tikrųjų. Mama, šiandien galėsime nuskambinti lauke. Pusryčiai. Beveik baigti. Kas su pižama, kas jau ir apsirengė. Ta kaip gynybinė kažkokia tai siena. Bet ne, čia gal koks tiesiog pastatėlis, ar ne? Tiesiog apgriuvęs per laiką. Bet vis tiek ten yra ir duris, ir langai, atrodo, ir kur švartuotis yra ir dabar. Tai reikia štai vis tiek lentuką pakeisti. Nu, aš jau baigiau. Liuks. Tavo toks ir buvo jau. Kitoj pusėj. Laniukų dar nėra. Vejamės estus. Bandymas, kaip veikia mikrofonai. 1-1. Ar vėjas slopina. Plaukiame pro akmens ragą, ne? Nu, akmens ragas švyturys. Čia tas, kur daug per egzaminą sprendėm žemėlapį aplink jį. Labai yra proga pamatyti gyvai. Labai arti atrodo. O per kamerą gal taip neatrodo, ne? Netoliai ir yra. Ne. Čia už pasakėjau, mums Pavilostą. Žiūronai, nežinau. Ai, va yra. Imk. Yra kavos per traukėlę. Jo. Su žirniais. O. Pasune. Labai gerai, bet pas mus irgi Kas žirnius prie kavos jie? dovanų gavau. Iš mamyčių. Ir va. Skanauja. Skanios kavos. Prašom papasakoti, kokią kryptim plaukiam, Na, plaukiam į šiaurę, į Pavilostą. kokiu kursu. Dabar panašiai 20, bet prieš tai plaukiam 3,60, tai tiesiai į šiaurę. Dabar jau užsisukinėjom už akmens ragą, tai jau suksim link Pavilostos. Nebedaug beliko. Koks vėjas pučia. Šiaurinis. O krypties atžvilgiu, ar kaip ten reikia sakyti. Tai pučia dabar toks hafvindas. Trauksiu tuoj. Na, dabar iš čia realiai sukinėjęs. Sukinėjęs už to kampo, bet šiaip realiai tai vėjas silpnas. Aha, ai, nu jo, sukinėjęs tikrai. Plaukiam kairių halsių. Išsikėlę grotą. Žirniukai, žirniukų pertraukėlė. Ką matai? Matau ten keltą, o ten jachtą. Jo, tiksliai keltas. Ir jo. Kažkur, nebematau. Gražus debesis. Labai. Kaip piešinys. Ramybės valandėlė. Ką skaitai, Ūla? Padovanota knyga.
Jo, bet paskui bangos, man atrodo. Plaukia du pavilostą. O paskui gali ruotis salą. Nežinau. Bus matyti. Nu, kapitonas ką veikia. Kapitonas veikia. Kapitonas kažką veikia telefone. Galbūt. Nu, pasakyk kapitoną, ką darai. Gerai. Siunčiam linkėjimus, plaukiam. Kai saulė šviečia, tai labai gera, o kai jos nėra, iškart mum vėsu. Nu, Turim slėptis tada. Bet šis plaukimas kur kas geresnis ja, negu Liepoja, ne? Tai va. nes nebanguoja, nes taška šilta. Tai skaitom. Ir žiaujama. Aha. Ir siunčiam linkėjimus. Taip. Gerai, filmuoji tu. Nu, tėti, ką darai per telefoną? Mokiau Ką? Užsienio kalba. kalbą. Duolingo. Duolingo. Nu, dar pasakyk, kokią knygą skaitai. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 Sakė. bla, bla. Na, tai paskaityk biškį. Ne. Ar Na, moki iš vis skaityti? Oi, dieve. Gal tik vartai Apsimetu. Laps palapą, pažiūrė, kaip atrodo raidelės. na, tai paskaityk. Ne. Mm, Matosi lietaus ruožas tolumoje. Bandome pasiekti. Tolumoj, šalia. Nu, jau šalia. o aš telefoną. Nežinau, čia tie tamsus debesis tokie. Ne, faini. Biški žaibuoja irgi, bet kol kas tolumoje. Nelabai žinau tiksliai kaip skaičiuojasi, bet man atrodo viena sekundė. O ne 10 kilometrų? Man atrodo. Tai atrodo, kad jie dar toli. Nu čia visai šalia jau. Nu jo, lietus tik šalia. liko kaip kyčia, žinai. Jo. Bet kiek liko plaukti? O aš stresuoju. Stresuoji. Baisu griaustinės ir žaibai. Nežaibai. Giedra, saulė, viską. Kamuoliniai debesis, o čia. Būtinai sugadint šventę. Na, neleidžiu pasidžiaugti. Jau matosi paglostos vartai. Mama, aš pasiruošiu. Nu, bet pirmą turit pamatyti mane. Kodėl? Kad žinotų, kas filmuos, Na gerai. Operatorė. reikės išmesti kransus, tad aš turėsiu išmesti kransus. Dabar mes plauksim greit pro vartus, taip, kaip čia parodyt. Va, čia paplūdimys, čia nameliai. Nu, dabar dar biškai nesimato, dar toli dabar. Čia boja, žalia boja. Čia raudona boja. Dabar mes žalios bojos vartuose. Išsimetėm.
Was there other ships as well? No, because it's thunderstorms. So I will be right back. Mažas miestelis. Tada Spa zona? Norit jau, ne? Nuvarėm. Kas ten nervin vaiką mažą kažkas tai nervin? Neduoda nieko vaikui gero. Graudžios ašaros. Ir soliukas koks fainas, ane, žiūrėk, kaip laivėlis. Nu va, kaip čia jie įsitaisė. koks laivas gražus. Jo. Čia labai didelis jau, su 2 zalingais. Ne, bet 2. Debesis kokie. Čia tokia faini nameliai. Visas sienas stiklinė. Hamakėliai kybo. Tokie jaukus. Vilnius. Toks jausmas, kad čia yra centrinė aikštė jų. Bitės dūzgi. Ruošiamės. Parodyk, ką priruošiai. Vat, šitą pavyzdžiui. Agurkėliai, daržovės visokios. Gerai. Gerai, pėdinam. Žiūrėsim, kur tėtis ten kepti pradėjo dešrytės. Tuos va paimk. Krepšiuką. Gal žiūrovam reikia parodyti žuvelio? Gal ir reikės, bet dabar parodysim dešrelių. Ir cukinijų, ir grybukų. Labai gražiai kepti. Nebėg taukai per visur. Nu va. Tai va, pasiruošiam stalą. Lauksim pietų. Einam pažiūrėti, kada muziejus dirba. Užrašyta yra, va. Laikas ant durų. Kokia graži skrinė. Oho, su gandriukais. Pasoginė. Gal čia vaiduokliukas? Ne, čia gandriukas yra. Ir dar yra gyvybės medis. Gyvybės medis. Aš čia kada gyvybė. Gerai, laikas trečiadienį. O O šiandien? šiandien kas yra? Nebežinau, kelintam šiandien. Ot gerai, ne? Gerai. Darom nuotrauką ir išsiaiškinsim kelintadienį šiandien. Taip, kas čia? Gražus pastatukai čia. Seni. Ir čia netgi turi stacionarę sceną. Vyksta turbūt kažkokie koncertai. Kaip čia? Aš taip įsivaizduoju. Renginukai, nes yra suoliukai. Ir laužavietė vieta padaryta. Labai taip čia gražiai. Labai gražiai. Čia bumbulai. Vis tokios gražios. Gražios ir gauros, matau, yra. Galit parodyti, kur gauras. Šitas gražias dalykas. Taip. O šitas pamiršau, man kaip jos patinka. Aš tokios noriu kieme auginti. Kažkaip su mėlynumu pavadinimas. Melsvūnės. Nu, vat, kad nežinau, ar melsvės. Kažkaip kitaip biški skambėjo. Pamiršau. Čia takelis yra prie jūros, man atrodo, va. Jo, man atrodo. Aha, kaip čia taip kompaktiškai viskas. Kur tos žuvelės?
Labai daug. Čia jų. Labai daug žuvelių, mažyčių jo, nesimato, matai kaip tamsu, bandau pritraukti. Gal kažkiek. Matas. Matas, sublizgėjo. Tikrai tokių yra ir didesnių, ne tik mažytės, ane? Jo, bet tėtis mane leido žvejoti. Na, žinai, uoste negalima žvejoti šiaip. Nu, su tinkleliu. Pagauti ir paleisti. A, Labai gražu, čia galima atsisėsti. Šiltas. gražuolė bus. Pirmas dešrelės ištrauktos. Vis daugiau. Reiks susišukuoti, kad močiutė nebartų. Sakys, vaikas nesrukuotas, savaitę, tėvai neprižiūri. O kad vėjas šiaušia mums plaukus. Lietuvis irgi kiekvieną savaitę neprišukuosi. Vieną savaitę neprišukuosi. O? Taip. Gerai, sušukuokim. Vat staliukas. Paruoštas irgi. Reikia kvepia šiaip. O ne, nusisuk, būk gera. Skanaus. Ačiū. Kodėl čia grįžus yra? Tik arčiau ant staltiesėlės, Mariau. Skaniai iškepiai. Pareik arčiau. Galima gal grybą? Ne, negalim. Klaus, kunės? Galima? Kunės grybas. Stalas didelis, ar ne? Aš pirma. Tu nenubėgai į tėvų. Gerai, dar, Ne, viskas. po tėvų. Jau užsitaisysi posmiukui, ne? Ką? Na gerai, pasnaus. Ką jūs? Mėgelis su jame tėti. Nu jo, čia labai ramu iš tikrųjų. Pabudai? Viskas, baigęs posmelis. Kažkur ten nuėjo. Iš šono dunduliai. Link Ventspilio. Mes esame paplūdimio spa, ten reikėjo susimokėti prie suoliuko. Tada reikėjo rasti žuvelę, peršokti štai šitą. Visi turim ką daryti dabar. Opa! Ką čia reikia padaryti? Ai, tokį pratimą. Parodytas. Tu būsi gerai. Tu būsi O tie... šliukas, A, tu būsi kryžiukas, o tėtis bus nuliukas. Nu tai žaiskit. Mama, tavo eilė. Brūkšnelis. tokio nežinau. Kryžiukai tik tai nuliukai žinau. O nuliukas tai išėjo pasivaikščioti.
Palikom kuprinės ir išėjom į spa toliau. O čia yra sodybos prie pat kranto. Visur tvorelės. Mama, čia tavo akmuo. Jeigu tu Prašau, kad nori. lankai spatą, turi mesti į vandenį. Gerai. Turiu mesti vandenį, jeigu lankau spa. Metu. 1, 2, 3. Nelabai man. Negaliu kelių darbų daryti, žinokune. Negaliu. Dundulis dunda, tai Ventspilio pusėj vis dar dunda. Oho. Nu jau nenorėčiau jūroje būti tokiu metu. Eik tu salfu. Sutvirtinimas akmeninis visur. Kapitonas grįžta. Iš žvalgybos papasakos, ką matė. Jūrinę virvę rado, jau reikia. Imk. Ai. Neimsiu, sako. Ne man. Ką žvalgyboje? Nieko. Gražu, ne? Kaip jums patinka šis rojaus kampelis? Labai faina. Nebežinom, kur pulti. Jo. Rūmų tiek čia idėjų. Pieštukas atrodo. Aha. Padroštas bebrų. Tikrai kaip bebrų, nugraužta, bet iš kur tu čia tų bebrų gausi? Atvirukai. Tikrai. Parodysim slaptą trešnių medį, kurį atrado Ūla. Įsiminduko. Upapa. Radai? Na va. Tai jinai čia. Mes jau apskabėm, bet čia dar sočiai. Daug yra tikrai trešnyčių, tai va eisim. Dabar einam į tą kelią, labai gražiai čia tie takučiai padaryti. Neplautų nevalgyk. Kopose savo trešnės auga, nu ir ką pasakysi. Dar vieną va matau, čia irgi. Tėtis irgi rado. Va, pilna, nu va, niekam nereikia, kaip Švedijoje. Nieks nevalgo laukinių. Iš pušinėlio išlendi ir iškart matai uostą tarp tų dviejų namų, tokių ryškesnių. Nu, žodžiu. O mama jau alpsta. Mama tikrai alpsta. Nuo rojaus kampelio. Nu, tikrai. Labai fainai. Čia apžvalgos bokštelis. Pasaka. Faina. Gražu. Norėsim? Faina, nu tikrai. Gerai, va. Iš čia parėjom, bet čia šalia. Čia einam toliau. Čia yra ir stalai pievai. Nu, žodžiu. Kiek čia obaliai? Nu va. Patys netikim, kad taip viskas kompaktiška ir jauku. Mama, nepamėsi telefoną. Ne, nu nepamesiu, bet jau. Va. Matosi plaukimas. Mastelis. Viskas matosi. Čia nueina į kitų vartų, į plaukimą. Labai daug bus pasaulio palydėti. Nu gerai, lipsim žemėn, ne? Vakarėja. Vaivorykštės. Ir vaivorykštė. Taip, ir uogyčių kiek prisirinkom.
trešnių didžiausių, skaniausių. Va, ten vaivorykštė. Pasirodė romantika. Aš matau raudoną, oranžinę, geltoną, žalią ir violetinę. Bandelės su šokoladu. Kaip skaniai. Niam. Bet ir uogas skanu labai. O aš valgysiu ožkų sūris su erškėtuogių džemu. Tu jau savo bandelę suvalgė? Ne, aš neturėjau bandelės, bet aš nenorėjau. Vaikai valgė. Tai va. Mul ei ole vajadust minna, mul on mida jälgida, ei ole kahte klaasi. Tai labas vakaras. Užėjo rūkelis. Užslinko rūkas, išėjom pasigrožėti. Labai gražus vakaras. Lemputės visur įsižiebė. Visi ruošiasi miegoti. Arba išminti. Kavinės dar dirba. Nu jo, kavinės. Bet faina. Visai tylu ramu čia. Jauko. Pavėlostomės. Kažkaip sužavėti. Nes viskas taip šalia, viskas taip jaukiai ir dar. Tylu ramu, gražu, fainai. Viskas prie vietos. Nuo laivo iki jūros koks 100 metrų jaučiu. Iki pliažo. Bet ir iki visų kitų, tarkim, iki parduotuvės ar kavinukės kažkokios. Ir čia liepžiedžiai kopose, ir trešnės kopose, ir vaizdingas pliažas su savo tokiu šraitytų reljefu. Nežinau, kažkaip gražu. Visai kitoks. Taip sužavėjo ramybė, nebegalima atsidžiaugti. Rytoj būsim dar čia jaučiu. Turbūt, kada reikia pasidžiaugti. Taip visi pasakoja apie tą Pavilostą, bet neatrodė, kad iš video, kad čia tokia žavinga savo ramybė, o tokia yra. Atslenka viena lapė. Ką lapė snapė? Noriu pasakyti, kad muzika dingsta. Yra tikimybė tokia, nes mes išsinešėm telefonus. O per ko telefoną vyksta? Čia per tėčio ėjo muzika. Tai va, pasakojam. Papasakok apie Pavilostą tu. Ką? Aš? Ir apžvalgos bokštas, ir žaidimų aikštelės. Ir uogas. Ir uogas, ir liepžiedžiai. Ir pliažas labai fainas, labai jaukus. Ir viskas labai šalia. Tikrai Net ir parduotuvė. mes tą patį ir norėjom pasakyti. Ir ledai. Iki ledų netoli. Jo. Rytoj, jeigu bus gražus oras, varysim su irklentį čia paplauti po kanalą. Jo, ir su ledais. Po upę, ne po kanalą. Nu kažkaip tai nesinori niekur dar krūtėti, ne? Nenorim skubėti. Sekantis stotelė Ventspilės, tai ten jau bus toks, žinai, šurmulys. Nesu buvus Ventspilį, bet žinau, kad iš atgarsio, kad vaikam labai pritaikytas miestas. Kad daug aikštelių visokių, ne? Nu, bet tai čia neliūdna Na panašu. tai visiškai neliūdna, jau pagalį pasiėmusių davė po visą pajūrį ir sugalvoja ir spa, ir ko tik nesugalvoja, ne? Labai fain. Ir susižyskoja. O dabar aš Kulniuku. su mama šlepetėm. Taip, ne šlepetėm, o basutėm. Basutėm. Tai va. Kiek čia nuplaukėm? Nedaug plaukėm šiandien. 256 gal, jūrminas. Po praėjusio plaukimo bijojau biškutį kažkaip, tai net atrodo pagalvoju ir lyg tai jau pykin.
Užėjo Nu, toks. čia per plauką, per žaibų ruožą praslinkom. Bet jo, užėjo žaibuoti. Pusę valandos būtumėm ten buvę pačiam vidury. Nu, iš tikrųjų, jeigu būtumėm pavėlavę, ne, išplaukti. Mhm. O su manim galėjom pavėluoti. Nu, čia aš tas gnyda visą laiką. Kuris paėmė ir atrišai ir ir atsišvartavai ir viskas. Ir išplaukėm be pusryčių. Mhm. Pakeliui pusryčių. Nu, tai gerai, kad pasisekė. Galėjau ir be jų likti. Tai va, bet nieko, viskas gerai. Paskui praėjo, paskui jau visai pagavo įkvėpimas ir ėmiau rankdarbiais užsiminėti ir grožėtis ir jau muzikos ieškojau. Vienu žodžiu, atsigavau. Tai va, fainai. Dabar jau pradėjo biškį veikti. Gerai. Bais. Nes- Mėgoti. Jo, tai va, einam. Sakyt labanakt visiems. Turim kaimynus estus. Šalia su tokia senovinė jachta. Su mediniu stiebu. Tikrai faina tokia. Tai kai jų nebus namuose, pafilmuosim. Nepatogu dabar lysti Aš tai privačiai. 2 naktis kartu buvom su jais irgi Liepojai buvo jie. Na, man pavėlost. Ne, dabar jie mūsų aplenkė, o mes į Liepoją atplaukėm pirmi. Ir iš tamsos, ir tam audringam vandenį gana tokiam banguotam, vėjuotam. Tai pasirodė jie liktai be švyturėlio stiebelis tik tai. Bet jie greitai tokie jie labai. Dabar aš vieną žvaigždę pamačiau. Mhm. Oi, ten nežvaigždė, ten lėktuvas, žinok, jaučiu. Na Lėktuvu? gerai, aš einu. Tai va. Ir mes, ane? Einam. Aš ne. Labą.